Pirmosiomis naujųjų metų komiteto ir frakcijų darbo savaitėmis Briuselyje buvo aptarinėjami įvykiai Baltarusijoje. Apie tai, kokie pagrindiniai akcentai dėliojami, vertinant susiklošiusią padėtį Baltarusijoje, kalbamės su Europos parlamento nariu Justu Paleckiu. Po naujų metų turėjom keletą savaičių darbo Briuselyje, paskui Strasbūre plenariniai sesijai. Ir Baltarusija, sakyčiau, šita tema buvo pati svarbiausia ir komitetų, ir frakcijų posėdžiuose, nors buvo ir daug kitų svarbių temų. Taigi priimta rezoliucija dėl Baltarusijos kaip atsakas į rinkimus, prezidentinius rinkimus, kurie praėjo šį kartą galbūt šiek tiek liberalesnėje atmosferoje, bet tai galima spėti, iššaukė tam tikrą valdžios, taip sakant, susvyravimą ir todėl, kai pagal tradiciją rinkimų dieną gruodžio 19 susirinko 10 000 baltarusių į mitingą ir patraukė, kadangi ta vieta, kur turėjo vykti mitingas, buvo išlieta čiuožykla, buvo paleisti garsiakalbiai visų garsumų, ten negalėjo vykti mitingas, patraukė į kitą aikštę, kur jau nebuvo duota leidimo. Na ir atsirado matyti provokatorių, kurie pradėjo daužyti vyriausybės pastatų langus. Bet į tai buvo reaguota labai griežtai, labai žiauriai. Sumušti kai kurie, kaip žinome, kandidatai į prezidento postą, areštuota 700 žmonių ir iki šiol nepaleisti kandidatai. Žodžiu, tai iššaukė labai griežtą ES reakciją. Na, visų pirma, parlamentas priėmė rezoliuciją, kaip minėjau, ir sausio pabaigoje jos pagrindu bus jau konkrečiai reaguota į naują situaciją Baltarusijoje. Ką siūlo Europos parlamentas? Pirmiausiai grįžti prie vizų neišdavimo politikos tiem oficialiems asmenims Baltarusijoje, kurie organizavo tuos įvykius, kurie tiesiogiai atsakingi už smurtą prieš demonstrantus, kurie prisidėjo prie Baltarusijos rinkimų rezultatų iškraipimo ir įšaldyti tų žmonių sąskaitas vakarų valstybių bankuose. Tai tikrai jautrus smūgis ir manau, kad jis tikrai turės pasekmes. Na, o dėl kitų rezoliucijos punktų buvo ginčiai tarp mūsų socialistų ir socialdemokratų frakcijos ir konservatorių ir krikščionių demokratų, kurie norėjo taip beatodariškai bausti Baltarusiją. Mes sakėm, kad visą laiką reikia jautriau į tą dalyką reaguoti ir kad taikant į režimą, taikant į tuos, kurie tikrai verti pasmerkimo, nepataikytumėm į Baltarusijos žmonės, kurie tikrai neturi nukentėti. Ir kalbant apie ekonominės sankcijas, buvo pabrėžta, kad jas reikia taikyti taip, kad vis dėlto paprasti baltarusiai jų nepajustų. Dar labai svarbus dalykas be abejo bus padidinta pagalba nevyriausybinėm organizacijom, laisvai žiniasklaidai, opozicijai, tiem žmonėm, kurie išmesti iš universitetų, kurie neteko darbo. Manau, kad jaunimas galės dar plačiau studijuoti humanitariniam universitete Vilniuje. ES be abejo padidins jam pagalbą, nors ir iki šiol smarkiai rėmė. Na, reikia pripažinti, kad Baltarusijos režimas atsidūrė sunkioje padėtyje. Masinė demonstracija Minske netruko pavirsti riaušėmis, vyriausybės pastato langų daužimu, žmonių sulaikymu, beveik visų kandidatų į prezidentus areštu. Tai, kad opozicijos kandidatai 8-9 turėjo galimybę per televiziją išsakyti savo nuomonę ir aštriai užsipulti dabartinį prezidentą, tai išjudino, įsiūbavo visuomenę ir tai, aišku, galėjo sukelti paniką
valdančiųjų tarpe. Ir todėl galbūt tokia tikrai neadekvati reakcija. Antras dalykas – užsienio dalyvavimas. Oficialusis Minskas keletą mėnesių prieš rinkimus visą laiką siuntė signalus ir Briuseliui, ir tarkim, ir Vilniui, ir kitom ES valstybių sostinėm, kad galima laukti Rusijos įsikišimo, kad Rusija inspiruoja neramumus ir kad būtent 19 gruodžio Rusija sukels demonstracijas, riaušės per savo žmonės, taip toliau. Ir iš tikrųjų įvyko nemalonus įvykiai, bet dabar jau ta pati Baltarusija, tas pats oficialusis Minskas kaltina vakarus, kad tai esą buvo daugiausiai Vokietija, Lenkija, na, iš dalies dar Švedija, Baltijos valstybės. Žodžiu, tikrai išeina nelogiški paaiškinimai. Savaitę prieš rinkimus lyg ir aprimo Minsko ir Maskvos kivirčas. Prezidentas Lukašenko pasirašė sutartį dėl Baltarusijos įsijungimo į Euro-Azijos sąjungą ekonominę. Tačiau tai nereiškia, kad Maskva, kaip ir anksčiau, per lengvatinės dujų ir naftos kainas finansuos Baltarusijos ekonomiką. Manau, kad Maskva nustos tai daryti. Europos Sąjunga ir Amerika šitoj situacijai nepadės ekonomiškai Baltarusijai ir tai gali sukelti tikrai labai didelį gyvenimo lygio kritimą Baltarusijoje, socialinių lengvatų, kurių ten tikrai daug, reikia pripažinti ir nebereikalo, kai kurie lietuviai jų pavydi, tų lengvatų atsisakymą, o tai be abejo dar labiau padidintų įtampą Baltarusijoje. Žodžiu, situacija ten tikrai sunki ir tikrai nesinorėtų, kad ten dėl tų visų politinių dalykų nukentėtų žmonės. Daug kas Baltarusijoje, kaip ir kitose Europos šalyse, savo viltį sieja su Europos Sąjunga. Plenariniais parlamento salėje pabrėžiau, kad mano galva Europos Sąjunga elgėsi neišmintingai, nustatydama didžiulę kainą 61 eurą už Europos Sąjungos vizą. Tai yra daug, tai yra vidutiniam Baltarusijui trečdalis, ketvirtis, o kai kur vos ne pusė atlyginimų. Ir be abejo tie milijonai, kuriuos Europos Sąjunga surenka iš tų vizų, niekaip netperka tos žalos, kad daug Baltarusijos gyventojų dėl to aukštos kainos tiesiog negali atvažiuoti į Europos Sąjungos šalis, į kaimyninės šalis. Tai irgi šitą sieną reikia finansinę, vizinę griauti. Na, o tai, kad Baltarusiai nori gyventi Europoje, nori bendradarbiauti su Europa, tai visiškai natūralu. Čia ir aukščiausios technologijos, ir gyvenimo lygis, ir pagaliau žmogaus teisės, demokratija.